tinklaraštis? Nežinau. Tai kai žmonės kažką apie savo asmeninį gyvenimą rašo, ką veikia, kuo domisi. Abstrakčiai žiūrint, yra internetinis dienoraštis arba platforma, kasdien atsinaujinantis. Dėstau 2 dalykus – matematiką ir informacinės technologijas ir tas skiltis esu sukūrus savo tinklaraštyje. Sukūrus 10 klasiai, 12 klasiai, auklėtinių kampelį bei informacinių technologijų sritis. Labiausiai sutvarkyti su matematikos, ten dedu visas medžiagas, pavyzdžių lapus, kam sunkiau sekasi pratybėlės bei įdomesnės užduotis gabiems vaikams. Ko gero padeda ugdyti gabius vaikus, nes pamokoje ne visada tam užtenka laiko ir galima skirti laiko jiem įdėjus užduotį į tinklaraštį, o dar, kai nelanko vaikai, viską ten mato, viską gali pasižiūrėti, pavyzdžių lapai ir viskas ten. Internete yra labai įdomios medžiagos, anglų kalba yra kitų tinklaraščių jau sukurtų. Yra sudėtinga surasti tą naudingą kokybišką medžiagą mokiniui, kuris nėra patyręs dar. Mokiniai suras papildomos medžiagos, tarkim, naujam dalykui įtvirtinti. Parinkau sudėtingesnių užduočių, labiau pažengusiems mokiniams. Todėl tinklaraštis yra vienas iš būdų diferencijuoti užduotis pamokose. My blog, which is called Cherish Your English. Prašau, 3, 4, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1. Savo pamokose naudodamas šitą priemonę pagerinu iš tikrųjų ir savo ir mokinių darbo našumą. Pirmiausia, mes pradedam pabandydami žingsnius patys, pasimokydami juos smulkiau išsiaiškindami. Vėliau parodau žingsnius, kaip jie atliekami ir kaip šoka kiti, kaip taisyklingiau juos atlikti, kaip yra aiškinama kitose šalyse. Ir ten keliu video su aprašais, kad jie galėtų ir pasiskaityti apie žingsnius, apie patį stilių. Ir jungimo galimybės yra parodomos, kaip galima jungti tam tikrus žingsnius, nes pamokose ne viską spėjame išmokti ir pabandyti. Iš pradžių mokiniai paprašyti garsiai skaityti Šekspyro sonetus sunkiai suvokia, kodėl jie tai turi daryti ir kur viso to prasmė. Bet tik išgirdę tą poetinį žodį profesionaliai vėliau, būtent aktorių, kurie yra talpinami mano tinklaraštyje, tų balso ir video įrašų, jie gali palyginti arba rasti skirtumų, arba iš esmės suvokti, kas vienu ar kitu tekstu norėta pasakyti ir kokios vertybės ar tam tikros moralinės nuostatos atsispindi girdint poetinį žodį. Vieni tave už nerimtumą bara, kiti vėl gėris tavo jaunatvė, bet ne mažiau už blogą kaip už gerą, visi nenorim garbina tave.